6 val. Vakaro ir aš tik dabar pradėjau filmuoti savo video vlogą. Kadangi man draugas parašė, kad jisai važiuoja į Kačerginę pasitreniruoti drifting, pašerti šiek tiek šėryklą ir panašiai, tai žodžiu, aš irgi varysiu ten, šiek tiek pafilmuosim. Manau, bus įdomu, nes bus toksai kaip privati treniruotė, tai pažiūrėsim, kaip viskas vyksta, šiek tiek pafilmuosiu tiek iš vidaus, tiek iš išorės, gal dėsim kokį GoPro ir panašiai. Tai visų pirma, reikia susikrauti daiktus, su kuriais aš filmuosiu, tai galim pasimti GoPro dėžę, reikia šito fotiko pakrovėjo, reikia powerbanko, šito fotiko galbūt neimsim, daugiau lygtais čia nieko nereikia ir pasiėmam stovą, nes vis tiek nori, kad būtų visi šotai gražus ir panašiai. Tai jo, šitus daiktus dedu į kuprinę, aišku reikia nepamiršti šalmą pasiimt, nes nežinai, kas gali atsitikti, tai šalmas į trasą. Reikia dar pasiimt lemenę, tai nes nežinau realiai ar prireiks ar neprireiks, bet mašiną visą laiką reikia turėti tokį dalyką, tai va, pasiėmam lemenę į šalmą. Seems I can't deny. Some days just pass me by. You know I feel much better at night. Tai va, turim 1.14, šiek tiek apeisim garbės ratą. Šidaus, va, lipdukas Batomis Media, jeigu norit kažkas užsakyti, tai prašom rašyti į PM-ą. Va, vidus. Gaila mašinas, bet nu ką padarys, toks autosportas. Material that run that. Come on. Baby, I'm material that run the dance floor. Va, prisikabino mašiną prie mano mašinos ir dabar tempsim. Važiuojam į trasą. Va, tempiu mašiną ir pirmą kartą važiuoju trasoj su Volveku. Tai jisai pasiskambino keletai žmonių ir sužinojo, kad tai bus indiklai. Iš garso galima spėti be abejo, tai gali būti ir sulinkęs alkūninis velenas. Žodžiu, visą variklį reikės perinkti, bet kokiu atveju. Ir iš tikrųjų yra žiauriai gaila, žiauriai liūdna dėl to, nes tik prasidėjo sezonas, pirma treniruotė ir jau užkalė variklis. Tai ką padarysi, aišku, toksai yra sportas, reikalauja aukų visą laiką.
Sustvarkys, bus dar geresnis variklis ir žodžiu galės lėkti jau pilnu gazu. O dabar važiuoju namo. Taigi šiandien taip atrodė mano diena, ką aš veikiau, ką mes veikiam Kačerginėj. Ten šiek tiek padriftinom, pasivažinėjom, užkalėm vieną Nissano variklį, atsitrenkėm į padangas, kaip matėte, aišku, ten nebuvo labai stipri, bet vis tiek. Jo, tai šiaip smagiai praleidom vakarą, tačiau buvo žiauriai gaila variklio. Žiauriai gaila. Bet tikėkimės, kad jisai sugrįž dar galingesnis negu buvo. Ir jo, tai šitą tai mes užbaigsim šitą video vlogą. Tačiau dar noriu vieną dalyką pasakyti, kad aš esu susikūręs patreon.com. Tačiau aš apie šitą dalyką nelabai nusimanau. Todėl galbūt mano brolis Dvinys apie tai pasakos geriau. Taigi sveiki visi, su jumis aš Domas, Tomo Dvinys brolis. Ir kadangi Tomas nelabai nusimano apie tos pinigus, ten visus tos patreonus, žodžių panašiai, o aš turiu kepurę, tai aš suprantu apie tos dalykus ir gyvenu miške. Tai žodžiu, patreonas yra skirtas tam, kad galėtumėt paaukoti pinigus kažkokiam visuomenės veikėjui, pavyzdžiui, kaip Tomui, mano broliui. Žodžiu, jisai renka pinigus ant drift automobilio projektų darys ir ne tik, nes vis tiek reikia filmavimo technikos, gerinti video kokybę, žodžiu, viskam reikia pinigų. O kadangi mūsų yra gan nemažai, virš 4000, todėl kiekvienas paaukojęs bent $1 prisidės prie Tomo kūrybos. Jisai labai gerai kuria video, mačiau, paprašė manęs, kad padaryčiau šitą video, nes aš, kaip ir sakiau, pinigus biškį suprantu. Taigi kiekvienas galite nueiti patreon.com/butomismedia ir ten paaukoja 1 ar 3 ar 5 ar daugiau $, gausit kažkokį atlygį, revardą. Jo, tai galite gauti išankstinę peržiūrą, jūsų vardas bus parašytas video gale titruose ir be abejo dar galite gauti Butomismedia lipduką, tai irgi visai smagu. O šiaip jo, pinigus renkam, kaip ir sakiau, ant drift karo, ant projekto. Žodžiu, tai yra labai svarbus dalykas tiek man, tiek mano broliui Tomui. Todėl nepagailėkit savo laiko, užeikite tą puslapį. Ačiū, kad žiūrėjot jo video. Palaikinam, pasubscribinam, parodom savo šiek tiek meilės, kad jisai įdeda daug darbo ir kažką gauna už tai. Žodžiu, tai iki susitikimo kitam video vloge. Some days just don't feel